Sveikučiai, sveiki visi. Ką jūs, balansyrai ir marmaiškas? Aš tai atvariu padročinti. Hebra, turim pirmą ledą. Aišku, aš ant jo nelipsiu, nes nesu besmegenis ar ruonis, nes yra pas mum dvi rūšis. Lietuvoje labai populiarias. Besmegeniai tik tie, kurie lipo ant nesaugaus ledą, o ruoniai tie, kurie lipo ant bet kokią ledą, lūžia 5-10 kartų, nesvarbu. Tie jau ruoniai ten jau, kaip sakant, iki grabo lentos ir bus ruoniai. O aš noriu saugiai žvejoti ir šiandien pabandysim tiesiog pamirkyti avižą, kaip sakant, padročinti su dračilka. Žodžiu, dar Hebra nori priminti, aišku, šiną įsipurčiau viską iš žvejybinės dėžės, ką man šiandien reikės. Tai va, primins tik tai, kad nebūkit dalbajobais ir naudokitės šitais smaigais ir ant pirmo ledo visada naudokit peikeną. Neikit ten sugrąžti, kaip esu matęs ten ne vieną kartą, atvaro Hebra, pasiėmė ant 5 vieną grąžtą ar ten 3 ir eina karočią nepasitikrinę. Hopa, įlūžo, antras ėjo išgelbėti, trauktoji lūžo antras. Nu žodžiu, cirkinas, tai va čia va tie varuoniai. Be smegenų dar ruoniai. Tai va, Hebra, aš visada lipu ant pirmo ledo, šiandien nelipsi, tiesiog prieisi taba prie telkinio, pažiūrėsim iš tikrųjų, koks tas ledas yra. Šiaip realiai aš, jeigu per vieną kirtimą peikeną iškart prakerta ledą, tai apie jokį šneks, jokių ledų. Tai va, dabar ką? Ogi nieko, eisim pažiūrėti, kokį turim ledą. Pažiūrėsim realiai, kokį mes šį turim ledą. Vietinė bala. Aišku, kai pažiūrit, tai atrodo, eikit visur hebrytę drąsiai. Va, koks vaizdelis. Gražus vaizdelis. Čia va kažkano jau bandyta eiti, ar kas nesupratau. Prieisim arčiau ir pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, koks realiai yra ledas. O ledas yra va toks. Va. Vienas smūgis ir pramuštas ledas. Šiaip gal besmegeniai kokie ir lipta ant tokią ledą. Bet aš, kaip minėjau, nelipsiu. Tai va, aš geriau saugiai nueisiu pažvejoti nuo tilto. Pabandysim. Čia gal vakar jau būta. Kažkano tais ir bandyta kažką daryti. Pabandysim ir mes. Taip. Žiūrim, ką turim. Turim
Va tokį įrankį. Turim va tokį įrankį. Virvę. Ir svorį pramušt ledui. Pasidarysim dziurkų ir padročinsim. Ai, čia dar neužšalė normaliai. Gerai. Čia kur užšalė. Opa, matėt? Per vieną udarą. Aha. Pasidarysim. Čia iš viso atvirs vanduo. Ir. Čia irgi va. Čia kažką nojau bandyta. Gerai. Ok. Taip ir ką mes dabar turim? Ogi turim dračilkas. Pasiėmiau čia keletą, kaip visada, aišku, kabliukai visur smenga, kur nereikia, nesmė. Tai va. Opsa. Turim dziką ir turim, įsimečiau mažesnių sliekų. Tai va, ir padročinsim. Iš po vasaros rudens ir labai vėjas šiandien toks. Žiūrėsim, kas čia bus. Gal ir nieko nebus. Nueisim dar į kitą pusę, tiltą pabandyti. O, sniegelis pradėjo sneguriuoti. Gerai. Ne, nėra kol kas jokių veiksmų. Nu, bent jau jėmimą pamatyti ir tai būt gerai. Simsim kitą avižėlę, pabandysim. O gal ir jų nėra čia. Pirmas ledas. Tik žvejyba nenuleda. Ok.
Žinot ką, chebra, sugalvojau. Vis tiek šiandien matau, čia tokie laimikiai ir bus. Vis dėlto šovė į galvą mintis. Žinau vieną tokią ramią įlankėlę. Aišku, čia reiks pavažiuoti, bet nesmė. Tai va, vis dėlto reiktų pasižiūrėti, gal ten būtų kokie 4 centimetrai ledo. 5 tai aš labai abejoju, bet jeigu 4 centimetrai ledą, ten prie pat netoli 2 metrai, 3 metrai. Na, tiek to, 4 metrai krantą. Tai manau, verta būtų ten pabandyti. Tai va, nežinau, dabar gal taip ir padarom. Susirenkam monetkis, blizgės nebandžiau net, čia neverta tos blizgės ir judit, kaip sakant, nekelt bangų net. Žodžiu, bandysim to įlankėlį. Nu ką, chebra, atėjo tą akimirką. Aišku, nutilta ten viskas. Aišku, nebuvo ten to laimika. Atsidariau ir tiek žinių su matroskinais. Tai va, atvažiavau dabar į tą įlankėlę. Nežinau, reiks dar čia pažiūrėti, pasimti, aišku, peikiną. Man čia daug ko nereiks. Pasimti balalaikas 2 balalaikas pasimti. Galim šitą ir šitą. Jo, bus gerai pradžiai. Jeigu užlipsim, nėra saugaus ledą ir nelypsim. Bet įtarimas yra, kad yra šansas užlipti. Jo, užsidedam mazaronkis, smaigus, aišku, ant kaklo, ne kaip daugelis turi, sako, smaigus, dėžiai, dėžiai. Normaliai požiūris. Smaigai turi būti jau ant kaklo, jeigu ką. Tai va, bandysim. Nu ką, chebra. Aišku, tas ledas kaip ir traška, bet norit tikėkit, norit netikėkit. Bet žinai, mano svorį tikrai atlaiko. Va, kokį turim ledą. To galim pasižiūrėti netgi. Kokį turim ledą, kad čia traškit, tai jis turi traškėti. Svarbu, kad neliunksta. Nu ir ką. Nu ir ką. Žinokit, ir visi gal ir 5. Haha. Jes. O dabar tai oficialiai užlipu ant pirmą ledą. Aišku, čia toli neišeisim.
Čia net nenoriu aš tų vaizdų rodyti, nes kadangi čionai tuoj atperka tuos visus mano vietas, žodžiu, kad ir laimikė nebus, vis tiek šitų vietų aš negaliu išdavinėti. Tai va, pabandysim, pasikaposim dabar ekečių. Nepykit, sorry, chebra, tik matysi dabar tik tokį vaizdą. Jokių pašalinių, kaip sakant, medžių ir taip toliau. Nes turiu aš jau tą patirtį, kai filmuodavau, yra toks dalykas, kad, istorija nutylima. Žodžiu, nesmė. Einam ekečių. Tai, zašibys. Liuks. Va. Normalus tas ledas. Gerai, užteks šiandien girti. Varam dročinti. Nu va, toliau nerizikau, nes ledas plonas. Ir kaip visada prasideda užknistant skambučiai. Ne vieta ir ne laika. Nu ką, pasiemam balambaiką. Ir bandysim čionai. Aišku, dar slieką nebandžiau ten ant tiltą. Nežinau. Čia gal reiktų pabandyti, bet dabar dar palieku juos dabar mašinoj, tai zykai, kai buvo kišeniai, tai buvo. Gerai, okei, einam bandyti. Nu, toks ledas, žinot, nelinksta, bet gerai. Pabandysim pažiūrėti. Bet jau čia oficialiai tikrai chebra. Nu, ledą. Pirmas 2024 metų ledas.
Ai dar chebra buvo čibajeris. Koks šibajeris iš tikrųjų man visai nelabai patiko. Atvažiavau žodžiai Basanavičiaus gatvėje Panevėžį į masalų aparatą, kur visą parą, nežinau, ten buvo gal 6:30 vakarą. Tai žodžiu atvarau, sakau, pasimsiu pinką. Matylę aš nelabai propaguoju, šiaip tai. Ir žodžiu atvažiuoju, prieinu prie aparato, ten visiškai šikna, karočiai. Visiškas vakams, lygs vien apie pinks išvis ten. Karočiai pasvajok, užrašai dzikai ir tai viena vienintelė dėžutė dzikų buvo. Sliekų ten aiškiai kažkokių. Tai nafik pagalvojau, būčiau žinojęs, kad tai bus. Turėjau laiką ten dienas metų, galėjau nusipirkti kitoj parduotuvėj. Tai va, nežinau, ar aš pataikiau ne vietoj, ne laiku, bet toks pastebėjimas. Na, čionai tai ką žinau, va. Gal pabandyti ant slieką dar. Gerai, dar pabandysim ant slieką, bet ant zyką tai nėra čia jokia veiksma. Nu, nieko chebra nėra. Vieną kažkokį trinktelėjimą turėjau. Nežinau. Aišku, čia toliau ir nerizikuosiu eiti. Gal toliau, kur aišku, čia reikia kaip visada. Kaip sakant, ešerių žuklė yra. Reikia ieškoti, bet žinai, su tokiu ledu kol kas jokių šansų.
bandau dar ant blizgės. Bet įtari, kad čia vaistų nebus. Dar reiks palaukt, chebra, saugaus ledo. Ne, šito įlankui reiškia šiemet dar jie neatėjo. Nors būdavo kiekvienais metais čia pagauna. Būtent ant pirmo ledo. Uhu. Pabandysim ant sliekelio. Ir ant kitos dračilkas. Jo, tokių parinkau mažesnių. Net nežinau. Bet faktas, kad ant ledo jau buvau. Bandysim ant sliekelį. Nu ką, chebra, pirmas ledas be laimikė. Nieko nepadarys, yra kaip yra. Užlipau ant ledą, pabandžiau nuo tiltą. Ir tiek žinių. Lauksim saugaus ledą ir tada matysim. Aišku, reikės ir kitokių masalų kažką galvoti. Tai va, chebra, visiems nei žvyno, nei uodegos. O aš baigi savo tą pirmą nusvylusią poledinę žvejybą.